yra kita labai didelė problema su jūsų susijusi problema ir su rinkimais. Tai yra labai didelis skandalas dėl duomenų, nuosmeninių duomenų Italijoje. Kaip tai susijęs su rinkimais ir Lietuva, tai yra susijęs su tuo, kad duomenys pavogti iš Italijos vyriausybinių, sakykime, uždarų archyvų ar uždarų duomenų bazių buvo pavogti ir yra dabar saugomi pasak užsienio spaudos Lietuvos serveriuose. Tai Lietuvoje jau yra tokia betvarkė, kad galima pavogti duomenys ir čia vieta, kur saugoti vogtą turtą. Tai reiškia, ką Italijos dabar daro vyriausybė ir ką aš manau Lietuvai reikia padaryti. Mes turim duomenų apsaugos tarnybą ir jinai turėtų patikrinti visas duomenų bazės ir registrų centro ir VRK ir visų, ar duomenys yra apsaugoti ir ar jie yra atitinka, suderinamumas yra jų. Nes šiuo metu, bent jau Italijoje ir kitose šalyse, tokie patikrinimai atideda. Mes turime grįžti prie tų pagrindinių dalykų. Mes nežinom, kiek Lietuvos piliečių skaičiai skiriasi. Neaišku dabar, kas pasirašė, kas nepasirašė. Tie elektroniniai parašai negaliojantis pagal Lietuvos įstatymus. Tai jie tikrai negaliojantis. Tai koks sekantis turi būti žingsnis? Pripažino VRK, kad netitinka įstatymo. Tai kas dabar mes turim, jūs, Zigmai, ir aš turiu kreiptis ir lakstyti, kad tie duomenys būtų pripažinti teismo sprendimu, tai kažkas turi ginti viešą interesą, prokuratūra negina. Tai gal prezidentas, kuris skiria, pasidomėtų, kodėl prokuratūra negina viešą interesą. Tai aš tik norėčiau pasakyti, kad tai yra visiška betvarkė su elektroninė duomenų apskaita Lietuvoje. Duomenų bazėm, piliečių, įmonių, visko. Dėl to čia staiga pralošiami milijonai, staiga atsiranda milijonai, dėl to čia viskas lygiai taip pat yra su rinkimais. Negalima, bet Amerika nuo to pradėjo, negalima daryti rinkimų, jeigu tu nežinai, kas ateina balsuoti. Ir jeigu skaičiai nesutampa tūkstančiais, 10 000. Tai dabar klausimas yra, kas tą turėtų daryti. Aš siūlyčiau jums taip pat kreiptis į naujo Seimo teisės teisininkus. Jie turėtų padėti jums surašyti tą kvalifikuotas pastabas, kad paskui būtų galima jas pateikti teismui ir priimti. Nes kitaip, juk jūs neturite tiek pinigų, kas samdyti teisininkus ir nieks neturi. Yra valstybės siūlomi teisininkų paslaugos. Tai čia reiktų tiesiog viską šitą įsiaiškinti ir padaryti gerai. Ir tada bus kažkoks tai rezultatas. O dabar, suprantate, vis tiek reikia mokesčių inspekcijos komisijos išvados, kad dokumentai, griežtos apskaitos dokumentai buvo apskaitomi ne pagal taisyklės. Tai ta pažyma padėtų labai. Aš tai žinodama užėjau prieš rinkimus ir tas raštas yra mokesčių inspekcijos VRK su mano prašymu. Dabar lygiai taip pat reikia dėl tų elektroninių duomenų bazių. Reikia tada į duomenų apsaugos tarnybą kreiptis. Aš jau tiesiog nežinau, į ką kreiptis, kad Lietuvoje saugomi pavogti Italijos, Izraelio, Vatikano pavogti slapti duomenys. Lietuvos serveriuose, Lietuvos krašto apsaugos ministerija, kurie atsako, nieko nežino ir ten iš viso be ryšio merginos.